Sveiki, mano brangus dvynukai, čia yra Taro kortų prognozė jums šių metų vasario mėnesiui. Ir noriu pranešti pirmiausia, kad pasikeitė mano interneto svetainės pavadinimas, dabar jinai vadinasi Būrimas Taro kortomis LT. Čia yra nuoroda, tai kas norėtų užsakyti savo asmeninę prognozę, tai prašom eikite į interneto svetainę Būrimas Taro kortomis LT ir ten jūs rasite jums tinkamą dėlionę pagal temą suskirstytą, ten visi klausimai prie tos dėlionės yra, tai manau, kad rasite savo kažkokį tinkamą variantą ir galite ten užsisakyti. Taipogi ten yra ir mano visos prekės, kortos, amuletai. Tai galite rasti savo ir apsaugą, arba kas ieško kortų, ten irgi galite įsigyti. Gerai, pradedam nuo išprotėjusio mėnulio taro kaladės. Taip. Mano brangus dvynukai, jūs irgi užduokite intenciją, mintimis prisijunkite prie informacinio lauko ir paklauskite, kokiegi pagrindiniai įvykiai laukia manęs vasario mėnesį. Taip, dvyniai traukiu kortą. Pirma korta pentaklių tūzas. Antra korta jėga. Labai geros kortos. Pentaklių tūzas tai išvis apdovanojimas iš viršaus. Tai yra tuomet, kai kažkas tai tokio ateina į jūsų gyvenimą, ar tai materialinė prasme, ar tai kita prasme, nematerialinė, kaip kažkokio noro ar svajonės išsipildymas, arba kaip galimybė duota, galimybė, kurios jūs ilgai laukėte ar ieškojote, bet tai yra toks savotiškas apdovanojimas iš viršaus, aukščiausių jėgų apdovanojimas. Tai yra tuomet, kai jūs gaunate tai, ko norite. Už tai, kad jūs įdėjote visas savo pastangas ir dėjote jas, pavyzdžiui, keletą metų į kažkokį ten projektą, į kažkokį ten ėjote prie kažkokio savo tikslo, tai pagaliau jums gyvenimas, jums visata duoda tą šansą išpildyti savo svajonę, įgyvendinti savo tikslą. Nuostabi korta, jinai gali prasigruoti materialia prasme, kaip kažkokia tai dovana materiali. Pavyzdžiui, jums paliks palikimą kas nors iš artimųjų, iš giminių. Tai gali būti kaip pasiūlymas kažkokių aukštesnių pareigų, ar ten pereiti į kažkokį kitą darbą, kuris jums atneš žymiai didesnės pajamas negu dabar. Jeigu imti materialią prasme, jeigu imti žinoma, vėlgi kažkokiu tokiu didesniu mastu svajonę, kurios jūs ėjote, siekėte, tai irgi pagaliau ateina momentas. Taip, jėga, korta jėga, tai yra apie tai, kad jūs esate, mano brangus dvyniai, pakankamai stiprus, jūsų vidinė valia, jūsų disciplina, jūsų charakterio savybės leis jums irgi priartėti prie savo tikslų įgyvendinimo. Tai yra būtent apie tai, kuomet žmogus pasiekia visko savo charakterio savybėmis, savo pastangomis. Tai yra dvi kortos, kurios labai labai koreliuojasi viena su kita. Tai korta rodo, kad jūs esate galingi, stiprus ir galite visko pasiekti patys, tik tai to panorėję. Taip, aš imu antrą kaladę, tai yra metų rato taro. Ir žiūrim toliau, mano brangus dvynukai, ką jums parodys kortos metų rato taro. Traukiu kortas, dvyniai, vasaris. Pirma korta lazdų riteris ir antra korta 8 pentakliai. Taip, judate į priekį, bet būtent savo profesiniai ir darbiniai srity. Lazdų riteris tai yra judėjimas į priekį, tai yra kvėpimas, tai yra entuziazmas, tai yra tuomet, kai žmogus
pats aktyvus, užsidegęs, turi motivaciją, tai žinoma, kad tas pentaklių tuzas, kuris leis jums įgyvendinti ir atidarys jums visas duris, taip sakant, jis duos jums to įkvėpimo, vidinio užsidegimo ir toliau eiti savo keliu ir siekti įgyvendinti savo tikslus. 8 pentakliai tai yra darboholiko korta, tai yra tuomet, kai žmogus labai daug dirba, bet ir labai daug pasiekia ir uždirba. Tai vėlgi, jūsų paslaugos, jūsų teikiamos paslaugos, jūsų darbas yra vertinamas. Jūs turite ir pakankamai daug klientų, jūs turite užsakymų pakankamai daug. Tai yra viskas tuomet, kai žmogus sugeba savo rankomis, savo talentų, savo gabumais, įgūdžiais užsidirbti. Taip, aš imu 3 kaladę, tokią kvailio kaladę. Žiūrėkit, šitą kaladę aš turiu pardavime savo internetiniai parduotuviai. Tai yra plastikinės kortos, auksinės spalvos, jos yra nesidėvinčios, jos yra nesitepančios, jos amžinos, kaip aš sakau, o patogumas tuomet, kad jos be nuostabaus grožio ir išliks su jumis metų metais, tai yra dar reikšmės, jos parašytos anglų kalba, tai yra apverstos kortos reikšmė, tai yra tiesioginės kortos reikšmė, yra atsakymas taip ir ne, yra zodiako ženklas, žodžiu, viskas yra viename. Ant kortos jūs ištraukėte kortą ir matote, ką jinai reiškia, arba jinai duoda jums atsakymą ant taip ir ne. Visiems rekomenduoju, kaip pradedantiesiems, kas dėl savęs traukia kortas, tai ir tiem, kas jau nori dirbti kaip profesionalas, skaityti kortas, irgi nepakeičiamas dalykas šitos kortos. Taip, traukiu kortas, dvyniai vasaris, kas jūsų laukia. Pirma korta taurių karalius, antra korta mirtis. Žiūrėkit, santykiai su kažkokiu vyru, taurių karalius, tai gali būti vandens stichijos atstovas, gali būti vėžys, skorpionas arba žuvis pagal zodiako ženklą. Gali tie santykiai baigtis arba transformuotis. Mirtis tai yra vieno etapo pabaiga, kito etapo pradžia, tai yra visada pokytis ir transformacija. Tai arba jūsų kažkokia santykių sritis irgi transformuosis, arba artėja prie pabaigos. Matysite kiekvienam pagal savo karmą ir savo, sakykim taip, likimą, tai kas jums yra numatyta, kažkas tai galbūt tiesiog pabaigs kažkokią situaciją, kuri taipogi galbūt buvo jau varginanti ir reikėjo iš jos išeiti, tai mirtis jinai duoda visišką atmirimą to kažkokio santykio ir perėjimą į kitą lygį. Taip. Įrašymų paskutinę kaladę svajonių taro ir žiūrim, mano brangus dvynukai, kaipgi pasibaigs jūsų vasaris. Traukiu kortas. Pirma korta 8 monetos, vėl 8 pentakliai, antra korta imperatorius. Taip, 8 monetas aš jau jums rodžiau, kad tai yra korta, to darboholiko žmogaus, kuris daug dirbat, kuris tobulinasi, kuris turi daug užsakymų, nes darbą atlieka kokybiškai ir gerai. Tai čia antra korta vėl iš kitos kaladės iškrito ta pati, tai pasako, kad tai padvigubina tikimybę būtent to įvykio. Taip, sekanti korta yra imperatorius. Imperatorius tai yra žmogus, kuris valdo, tai yra vadovas, tai yra žmogus, kuris pasiekia jau kažkokių aukštumų. Tai vėlgi gali būti karjeros kilimas, karjeros laiptais, gali būti, kad gausit kažkokias vadovaujamas pareigas, gali būti, kad su tuo žmogum, su imperatoriu, su vadovu turėsit kažkokį pokalbį arba pasiūlymą iš jo, nes iškrenta pažas. Pažas, taurių pažas, tai yra visi pasiūlymai, naudingi pasiūlymai. Tai gali būti, kad jūsų, pavyzdžiui, darbdavis, jūsų vadovas jums kažką tai pasiūlys naudingo. Vėlgi, arba naujas pareigas, arba papildomus darbus kažkokius tai, projektus ir taip toliau. Tai gali laukti tas pokalbis mėnesio pabaigoje su tuo vadovu. Arba jūs patys, mano dvyniai,
pareigūniai, kas turi tokias pareigas vadovaujamas, ne, nuspręsite kažkam tai iš savo pavaldinių padaryti kažkokią malonų pasiūlymą arba ten, kaip ten kažką patobulinti ir, padarysite, taip sakant, malonę. Taip, tai linkiu jums nuostabaus vasario mėnesio, kad išsipildytų visos jūsų svajonės.